Visų pirma, Passatui noriu pakeisti vieną iš pagrindinių dalykų, kurį tu iš esmės keiti vieną kartą per mašinos gyvenimą. Tai kaip yra diržas pagrindinis, kurį keiti dažniausiai kas 10 metų mašinai. Tai ir Passatui pakeisiu tepalus, kas irgi turbūt yra keista vieną kartą per 10 metų jam. Labai apsitepalavę pačia. Tie, kas yra turėję 80–90 metų Volkswageną, gerai žino, kad jie turi tokį šlykščią ligą, kuri kaip gripas pasireiškia žiemomis. Neefektyviai arba visiškai neveikiantis salono šildymas. Jeigu būtų problema termostate, dėl kurio gedimo variklis neužšyla iki reikiamos temperatūros ir tau tiesiog nėra iš ko pūsti karštorą, sakyčiau tą patį kaip prie manęs Maksimoje prieimo prieina maisto banko savanoriai. Pochui man. Kas čia kurva pridirbta? O. Ir čia net nėra vienintelė tuščia fiškė, ką aš matau. What the fuck? Yes. Mechanik. Bet termostatas geras, aušinimas kyšio lygis irgi geras. Tai kur mano mokesčių mokėtojo šildymas? Šimašių, blet! It's a boy!